Na, o dabar toliau apie CapCut vėl įsidedame video ir kartais norime, kad mūsų originalus garsas būtų pašalintas, bet norime pridėti muziką. Tad garsą numažiname iki 0 ir pasirenkame, kokią muziką norime naudoti. Vienokią, kitokią pasižiūrime. Gerai, šitą tiks. Pasižiūrime, kaip jinai skamba. Ir kas dabar nutinka? Muzika yra ilgesnė nei mūsų video. Tai pažymime ant garso takelio ir parašome split ir ištriname tą dalį, kurios nereikia. Galą padarytą CapCut'o ištriname taip pat. Dabar gal uždėkime kokių lipdukų. Jie vadinasi stickers. Štai kokių naujų Halloweeno proga CapCut'as mums siūlo. Gal uždėkime moliūgą. Taip jį galime sumažinti ar nunešti į ten, kur norėtume. Kaip čia tiktų? Matome, kad jį rodys tam tikrą laiką. Žiūrime, kaip atrodo. Galime taip pat pernešti ir kitaip. Padidinti. Vėl patikriname, kaip tai atrodo. O gal aš vis dėlto nebenoriu to moliūgo ir aš jį ištrinu. Ką dabar daryti? Taip, gal vis dėlto šioje vietoje uždėsiu kitą lipduką. Ką aš čia norėčiau uždėti? Dar tikrinkim lipdukus, šypsenėlės įvairios, rodyklės, užrašai. O štai čia yra neblogų. Panaudokim šį subscribe mygtuką, kuris skatins mano žiūrovus mane sekti. Pasirenku vietą, kur noriu uždėti, pasižiūriu, kuriuo metu jis bus rodomas. Dar kartą patikrinu, kaip tai atrodys. Noriu dar ką nors uždėti. Dar apžiūriu tikrai labai daug įdomių lipdukų, labai daug pasirinkimų. Kas čia tiktų, bet čia Halloweeno video, uždėkim ką nors dar šitos skyriaus. O, tarsi krauju aptaškytas lapas. Ok, galim pabandyti, man reikia jį išsididinti, kad jisai tiktų. Ok, išsididinam. Atrodo, norėtųsi, kad jis būtų viso video metu. Matote, tempiam, bet atsiduriam prie mūsų ano lipduko. Subscribe, tai jį mes nunešame žemiau, o šitą nutempiame į video priekį bei į galą. Turime žiūrėti, kad sutaptų tiek su video pradžia, tiek su galu. Vėl pasitikriname, ar viskas gerai. Pasižiūrim. Taip, viską rodo. Atsiranda subscribe mygtukas. Nu ir galas atrodo. Uždėkim dar vieną. Taip pat iš to skyrelio apie Halloweeną. Man patinka šitą Spooky Party. Netgi pasuku. Uždėkim čia.
Dar kitus apžiūriu, ar tikrai tai mano pasirinkimas. Uždedu dar vieną į tą pačią vietą, share, kad kažkas pasidalintų mano video. Ir matom, toje vietoje rodo, kad atsiranda net 3 lipdukai. Tai yra share mygtukas, paveiksliukas ir tie su krauju apsitaškę. Ir staiga matom, kad galutiniai 2 yra per ilgi. Mes turime kiekvieną iš jų pažymėti, paspausti split ir tą galinį galiuką turime naikinti. Dar kartą pasitikriname, ar visas video mūsų gražiai atrodo, bei atsisiunčiame video į telefoną.